Labryt. Nu va, tie du sandėliukai išvežti. Tuščia. Beliko tas. Tuo negaliu dabar vežti, nes pa žmogų 20 metrų nuo trinkelių, tai reiks palaukti, kol pašals. Ir tada galės išvežti, kad normaliai fiskars įvažiuotų. Dabar įrenginėjai pirtelę, einam parodysiu, kaip pirtelė atrodo. Va, gražuolė. Blemba, kamera taip neperduotų vaizdą. Bet šiaip atrodo gyvai tai labai gerai. Va, sudėjau ventiliacijas. Taip šitai, kai išvešiu į lauką, apskardinsiu, dabar neskardinsiu. Kas dabar sudaro? Sumuštinį sienos. Lentelė. Skersinukai. Skersai dedas 3 comų. 3 ant 7 tašiukai stačiai 2 comų. Tada plėvelė, USB ir karkasas. Žodžiu, gaunas ventiliuojamas fasadas. Padą uždarau visiškai, pilnai. Padų ventiliaciją darau per vidinės sienas. Ne per vidinės, o per karkaso sienas. O pats ir išteps bitukų 2 kartus, tai aš pilnai užsandarin. Čia deda šitai va tokie profiliukai. Jei matos kažkas. Vidui dabar. Ką vidujas pasidaręs? 10 comų vatos. Maža patalpa ir sunku filmuoti. 10 comų vatos, plėvelė, oro tarps ir lentelės eis. Laidai pratampys. Čia dėžutės stovės aukščiau, kad į akis nekristų. Čia jungiklis į pačią sauną. Čia lempelė bus. Čia rozetė prie staliukų. Čia dar vieną rozetę. Padariau dar vieną rozetę viršų, jei norės kas nors šildytuvą kokį pasikabinti. Nu ir va, ventiliacijos kaip ir padarytas. Čia išsipjaunu tokį ketvirtainišką. Paskui tiksliai išsipjauni vamzdį. Ir užmauni tą ir užvarai su pleistrom. O čia aplinkui silikonas. Nes su plėvelė čia su pleistrom aplink vamzdį nelabai apdirksi kokybiškai. Čia aišku visi jungimai su pleistra suvaryti. Aplink langus irgi sandarumui užtikrinti. Žodžiu. Gražu. Čia plėvelis nebededu į sauną, į pertvarinę. Bet dedu 5 comų kietoje vatą, kad nesusmuk, nes 5 comai ir jei įdės minkštą vatą, čia susmuks. Kas čia ir dabar padaryti? Durys stiklinės bus, standartinis. Ant grindų dėsis hidroizoliacijos dar nebaigiau tepti, dar vien kart tepsis. Dėsis vinilinė klik sistema. O pada aišku užsidės. Dabar čia ir padaryti. O, plėvelė sudėtas. Folijinės, užsandarinta. Viskas užsandarinta. Oro išėjims padaryti. Virš gultų. Ir plėvelė svarbu neįtempti, ana turi būti laisva. Nes atsimint, kai pirmą pirtį įsirenginėjau, čia nežinau, 6-7 metus. Ir atsimint, lentelį pritrūkau. Ir pečių vis nusipirkau, pastačiau pečių, kameną, norėjau ant greitųjų užsikurti. Lentelį susidėjau ir pritrūkau kelių lentelių. Nu, galvoju, čia, kaip sakant, dzin. Ir užkūriau.
ir suprantat, ant tiek plėvelė įsitemp, kad, oi, paliek kaip styga, atrodo, kad toj plyš, tai plėvelė būtinai turit palikti laisvą, nes nuo karščio įsitemp žiauriai. Tai va, krosnelė bus, čia stovės krosnelė, aišku, pakelsiu aš ant nugrindų. Pakelsiu nugrindų ir, bet bus krosnelė elektrinė. Kodėl elektrinė? Dėl patogumo. Iš tikrųjų, čia bus 9 kW vienfazė. Tai čia 6 kubai kažkur ir sauna, tai čia, oi, čia perakis. Perakis, tokios krosnelės. O malkinės jau, ką aš žinau, biškai vatgi. Aišku, nėra galimybės pasijungtos elektros, tai aišku, tik malkinės. O čia 9 kW vienfazė, tai čia kažkokių įvadų stiprių nereikės, tai čia, oi. Tai va, pats langs ir grūdinto stiklo, aliuminis rėms, plastiko nenoriu dėti. Aišku, geriausiai būtų medis, bet, žinot, viskas remiasi į kainą. Bet ir aliuminis, žinot, nėra toks jau pigus, bet variantas iš tikrųjų ir labai geras aliuminis. Dabar grindys. Grindys bus čia ir padaryti nuolydžiai visi. Padaryti ir šitaip ir dar vis nutekėjams čia. Dar trapą nesidėsiu, įdėsiu trapą. Įdėsiu trapą ir grindų danga bus tarkets. Vadinams linoleums. Kodėl dabar tokia danga? Nes moduliniai pirteliai nelabai ir ką pasirinkti. Plytelės klijuot nieks nekim. Esam bandę ir ant OSB, ant durelio, ant cementinės plokštės klijuot nieks nelaiko. Nu tam kartu aišku laiko. Bet žinai, po 2 metų nesinori važiuoti žmonėm iš naujo viską tvarkyti, tai čia geriau įdėti tokį dalyką, pakelti krosnelę aukščiau, grindys nekais, tai nežinau. Ir man patinka dėl to, kad šitai va taip. Ana parein tą dangą ir taip štup gali užleisti. Po 5 užleidi ir vandens įtekėjams kažkur į grindis nebeįmanoms. Nebeįmanoms. Oro tarps ir būtins. Jei nėra oro tarpo, sudrask iškart plėvelį. Ne iškart, bet pusę metų praeis tikrai sudraskys. Oro tarpo ir būtins. Čia aplink langą tepu silikonu, nes su ta pleistra, su folinė pleistra gražiai tikrai nepadarysi, tai karšios pro silikon steps aplink langą. Apšvietims bus paprasčiau toksai, paprasta lempelė, kodėl po gultais nededu, nu irgi gražu, vis tvarkoju, nesakau, kad ir blogai po gultais dėt, bet, nu, aš toks esu, kad jau čia įdėčiau po gultais tas lemputės į kiekvieną kūrimą tikrinčiau, va nėra kažkas blogai. Tai, nežinau, įdėsiu paprastą apšvietimą, padarysiu tokius gaubtus gražius, dabar čia esu įsidėjęs iškart pasidaręs gultui ir čia darysis toksai soliuks 2 žmonėm ir palipimų į 2 aukštą. Nu, iš patirties sakau, kad aš dažniausiai tik tai 2 aukštą tiesėdu. Aišku, vaikai 1 aukštą, bet sakau, padarys tokį soliuką, kad porą vaikų tikrai tilps ant 1 aukštą. Tai va, dabar eisiu trapą įsidėti. Įsidėsiu trapą, įsidėsiu grindis ir užsandarins, pasibaigsiu tus tašelius kalti visur, ant lubų dar nėra užkalta. Ir galės lentutę šaudyti. Lentutės bus liepa. Nežinau, liepa man pradžiai skleid tokį kvapą, tokį kaip sisiuko. O kaip čia pasakyti, bet paskiau išgaruoja.
Nu va, ir einam darbuotis. Va, pasidarai skylelę. Tokį šitai silikonu. Ir apačiai svarbiausiai makruchus da privaryt, kad užsandarintų visur aplinkui. Ir apačiai iš apačios da silikonu. Makruchus nereikia gailėt. O kaip kitaip tokį padarys be makruchus, be silikonų? Niek. Aišku, betoninis pats. Ne pats, o pamats ir geriausiai, bet moduliukam nieko tu kitaip nepadarys. Va. Tukšti ir dabar biškį palaukt, aplinkui dar apsidailint, dar papildomai užtept ir paskiau aplinkui dar hidroizoliacija čia užsiteps ir bus ledas nuolydžiai gan didelį. Skaityk, ten iš 4,5 dariau į 2 cuomus į tas vietas. Parėjo, ten 4,5, čia mažėja iki 3 cuomų, čia iki 2 cuomų, tai pasidarė nuolydžiai ir nubėgimas bus 100%. Taip įdirba. Biškį palaukt, silikonint aplinkui galės susimest dangą. Sakiau, čia šitai va stovės pečius po 3 cuomų nuo sienų, nes elektriniam pečiui aplink sienas nereikia jokių karščio atsparių plokščių, niek. Čia ne malkinis pečius, kur kais belenkiek. Tai čia va tai specialus laids karščio atsparus įeis. Ir papildoma ventiliacija galvoju padaryti čia. Nes kai iš kitos pusės atsukama, kad čia įkais akmenis, paims iš vidaus orą, ne iš lauko darys, bet iš pačio priešpirčio. Tai paims orą, eis karštą orą pūs čia, įtus gults ir išeis per čia. Aišku, durų apačia bus tarps, irgi gaus ventiliacijos, o čia vis ventiliacijai bus, va, čia. Paims iš čia. Ventiliacija ir svarbiausia saunai, jei nori gerai pasidėti. Nu va, danga sudėta. Puikiai, puikiai. Čia užsidės dar pleistrą aplinkui visur. Baigės, ne vieta, reiks važiuoti pasiimti. Trapuk sudėt. Nuolydžiai padaryti. Čia visur apeis dar pleistrą. Čia nusileis pagaliukai į apačią, prispaus dar tą dangą ir bus ledas. Ir neįmanoma, kad drėgmečiai įeitų. Neįmanoma į grindis. Anabišpės ir aukšlėjus dabar ir, bet įsitiesins per laiką. Čia visur silikoninsis dar aplinkui. Ir garsų izoliacija tai nustebės aš jas. Va, muzika gro. Garsiai iš tikrųjų groja, išein. Va. Geras gabal. Nu ir papasakokit, parašykit komentarą su geresniu būdu padaryti grindis moduliniai pirteliai.
Gal žinot, kas čia žino, gal ir išradė kas nors jau. Be plytelių, nes plytelės netinkčia. Atšokinėja. Tai parašykit, gal kas nors kažką žinot, geriau už šitą. Aš tai nieko geriau dar nesuradęs. Ir visi grinai D tą patį, tik tai skirtingais pavadinimais vadin. Kad žinot, kad ne linoleums, visokie tarketai, visokie tie linų sėmenų, linoleums ir geras dalykas, bet netokios patalpos. Ant stirpst. Jei pirtelę įdėtana, nu aišku, grins čia visą laik šaltus ir. Anus, nu, nekaist. Kiek aš šitą einu į pirtelę, nežinau, jau daug metų einu į pirtelę. Pas mane dabar prieš kokius 3 metus esu įdėjęs irgi tą pačią dangą. Tai nei jena kaist, nei jena kas būna. Tai čia, nežinau, geresni variantai, modulinė pirtelė, nėra tikrai. Ir sakau, pečiuks bus pakeltas aukščiau biški. Tai kad grindis gaut kažkokie šilumų, kažkokie garavimai, kad būtų to PVC, nu, nelabai manoma. Tai sakau, visi dedi ir bando nuslėpti. Tai va, kas dabar lauk mūsų? Reikia susisukt, pabaigti susisukt tašelius. Ir lentelių važiuoti, tiek čia į priešpirtį, tiek į priešpirtis plitos lentelės susipirkt. Čia nežinau, lubas dėsiu tokias, jaučiu, kad dėsiu tokias grotelės. Kažką tik noriu paįvairinti, kad gražiai atrodytų aplinkui dėsis, stačiai baltus. Čia į sauną dėsis gulšiai lentelės. Čia dėsis gulšiai. Nu ir iš tikrųjų nieko daug nebliko. Nieko daug nebliko. Jo, dabar tašelius ir važiuoti lentelių reikia. Nu ir galvoju, darys toks trumpesnius video, 10 minučių, taip, maks 15 minučių. Nes praeitą kartą kėliau pusę valandos, žiūriu tas peržiūras, kad maks iki 10 minučių tai žiūri, tai matyt atsibost. Tai kelsiu trumpesnius video biškį. Bus įdomiau žiūrėti. Niks nepaslenk tiek ilgai žiūrėtų video. Tai va, laikinkit, komentuokit, nu pakomentuokit, pabendraukim biškį. Subscribinkit. Svarbu komentuokit, pabendraut reikia. Gal kažką blogai darau, gal žinot, geriau kažką žinot. Gal pamokysit ką nors. Tai bandom bendrauti. Gerai, iki.